reikalingi žmonės dirbti telefonu. Tokia yra pas mus specialybė šildytojai vadinasi. Ką jie daro? Ogi jie perskambina į praleistą numerį, kur pagal skelbimą mūsų vienas skambino. Jie dažniausiai parduoda turtą, ar tai namą, ar sodą, ar butą, ar kažką. Reikia pasiklausinėti detalių ir pasakyti, kad mes esame čia tokia įmonė, dirbam tokiais principais, taip toliau. Ir toliau bendrausite su agentu. Jeigu žmogus nenori šitų reikalų, pasižymit nenori, jeigu nori, tada perduodat agentui. Tai va tokia va būtų rolė, nes trūksta. Daugėja dabar surinkome komandą ir žmonių kalbintojų komanda yra, ir šitų skelbimų klijuotojų. Tai dabar jau esami šildytojai nebespėja susitvarkyti su įeinančiais skambučiais, tai mums reikia tokių žmonių. Geriausiai, jeigu jūs esate dirbę telemarketingė kokiam ar klientų aptarnavime, dar kažkur tais, čia tik tais yra truputį kitaip, smagiau. Tai va, jeigu domina, susiraskite mane Telegram ir parašykite noriu darbo telefonu. Ir mes jūs integruosime. Tai va. Mokėti nereikia už tą darbą. Čia galite tapti mūsų įmonės darbuotojų, gal ne tie terminai, partnerių labiau sakyčiau. Ir gauti atlyginimus už kiekvieną rezultatyvų sandorį, ar ne? Bet reikia, kad jūs parašytumėt, kad noriu. Tai parsisiųskit Telegram. Mano telefono numeris yra profilėje, išsisaugokit mano telefono numerį, susirasite mane Telegram pagal tą numerį, parašykite, noriu dirbti, taip ir taip. Tai va. Jeigu rašote man komentarus, yra niekinis veiksmas. Jeigu rašote į privačias žinutes, tai bent telefono numerį parašykit, kad nereikėtų prašyti. Nes tai irgi noriu parašau. Aš parašau, parašykite telefono numerį. Tada laukiu savaitę, neperskaito žinutės. Tada, kol parašo telefono numerį, tada perdodu atsakingiems, kurie skambina. Jie tada skambina, tai užsitęsia viskas labai ilgai. Iš karto telefono numerį įmetat savo, noriu, domina telefono numeris, va. Taip yra geriausiai, o dar yra geriau skambinti į numerį man, parašyti į Telegramą. Tai va, tai yra geriausia. Tai va. Darbas telefonu. Nereikės šaltų skambučių daryti. Čia nėra šalti skambučiai. Tai va. Čia yra jau kitokie skambučiai. Čia jums skambina žmonės. Ne jūs skambinėjat kaip kokie įkyrus, ar ne? Jums skambina, labą dieną, čia radau skelbimą, va, kad jūs čia perkat taip ir taip. Ir mes duosim jums, ką šnekėti, duosim skriptą ir jūs sušnekėsit, perduodat estafetę toliau tada. Tai va toks būtų darbas. O apie atlyginimą 5 procentai nuo komisinių. Tai va, po jūsų pakalbėjimo brokeris pasirašo sutartį ir jūs gaunate 5 procentus nuo komisinių. Tai va, tai gal visai ir nieko, sakyčiau.